Laba diena. Jūs esate Povilo Višinskio bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Rugsėjo 12 dieną, 14 valandą kviečiame jūs į skaitytojų festivalį. Kas tai per renginys? Jūs manote, kad festivalių būna vien tik tai dainų ir šokių? Nieko panašaus. Šitą dieną į salę rinksis Šiaulių miesto vaikai, taip pat Šiaulių apskrities bibliotekų vaikai, kurie dalyvavo vasaros skaitymo programoje Skaitymo virusas. Ir dalyvavimo mastas yra labai didelis. Šioje programoje dalyvavę vaikai apkriti vieni kitus, perskaitė be galo daug knygų. Skaitytojų festivalis yra įtrauktas į Šiaulių miesto dienų programą. Bus labai linksma ir smagu. Mūsų festivalio garbės svečias Seimo narys Edvardas Žakaris. Mūsų vasaros programos Skaitymo virusas dalyviai Šiaulių miesto vaikai. Visą vasarą skaitė knygas ir puošė šį skaitymo medį. Jo margi lapai tai jų perskaitytos knygos. Taip pat rašė receptus savo draugams, šeimos nariams, kviesdami perskaityti jiems labiausiai patikusias knygas. Lauksime jūsų atvykstant į festivalį.